Ryšiai. Ar Tai nereikia aš tokio? turiu tą virvę. Į ligonę visi važiuokit. Puškas. Tai Mes pakels įmonėm savo nevažiuosim. medikas į ten, kad čia Jūs važiuokite tą požeminę. būtų nesąmonė. Jo. Kurva, kokia tu čia gaidį vairuoji, o mašinų tai dahoje turi. Parsiduotum mulės visas importą nusipirktum. Tai ko su jais nevažinėjai? Primes dar net nematė mūsų garažą ir šneka nesąmonės. Tu net nežinai, ką mes turim ir šneki grinas, kur kaušelis. Seniai, aš jaučiu ant BMX, čia daugiau išleidęs, negu, blėt, pas tavęs ten visas garažas. Gerai, gal čia kiti pasilikit mašinoje. Gerai. Reiks tvarkyt gali ar paskui. Varom lauk. Mokymai, kad telefonas išjungtas. Davai, pirmas. Visą protą čia tie medikai varom lauk. Palauk, nu pasakykit reikia. Dabar ateikit Aš po vieną, noriu. kuris Aš kuris viskas per vėlu, aš pirmą atėjau. Karoči, kiek čia vaistinėlės iš tų negriukų. Veiktų, nenusišnėjo to. Na, mes jau čia. Spėsiu. Paudros, seniai, pochai. Tai gal užsikliuoja, ateis. čia po vieną penkės esi. Nu, matyt. Mokymai. Paimsiu šitą atranką. Yra Kauno studentų, kurie apšiai nieko nemoka, žinai, pabiški. Nu, supratau. Kur šešmuk? Jie gali padaryti tas? Galiu iš karto eiti, kai nevagai tikslai. Ne, operaciją vis tiek reikės daryti vienam. Prieš, prie durų pabūsiu, bet kažkaip gerai. O, į bet kabinetą neįsite, Jo, nes gerai, gerai. negalėsite. Gerai. Pirmoji pagalba suteikat? Jei galite trauktis, nes Buvo turės atvažiavęs kitas medikas. Žiūrėjo. Reikia kažką patą. Tai aš nežinau, sakau, tave gydė, tu sakyk. Tai gerai. Čia gražiai paguldykite. Valdau, aš tą gražiai ant lovytės. Gerai, pridės prie mens kaklo būtų pulsas. Pagrindinas meras buvo sąmoningas. Gerai, kas skauda jums, kokią vietą jums skauda? Pasižiūrėsiu į jūsų šonkulį vietą, ar pastebėčiau, kad yra šonkulį į atvirą lūžį, ar kažkur remiasi ties jūsų vidum. Pasiksiu dabar greitai daryti, laikinai išrišti. Atsargiai visą jūsų krūtinę, kur yra šonkulį, ištepsiu specialiu geliu ir dalyką atsargiai pridės. Pasižiūrėsiu į planšetę, ar vaizdas būtų ryškus. Ar vaizdas būtų ryškus. Kaip ir dėjau, jiems specialus gėlis, užtipiau ant jūsų kūną ir uždėjau daviklį čia yra kaskopiją. Reiks daryti. Aš žiūriu, ar nėra vidinio krovėjimo ties kaskopiją. Pateikiu, padeda atsistot, padeda apsirengti nuo pačios kiaušos. Tai kaip mano petys... Ne, aš tą suprantu. Pasižiūrėsiu, ar nėra pradurti jokie organai, plaučiai ir kiti. Kad aš nieko nemačiau. Gerai, dalyką atsargiai nukelsiu, palysiu nuo jūsų planšetės ir palysiu visą jūsų kūną nuo specialaus gėlės, man tai pavyks padaryti. Gerai, atsargiai dabar pasiimsiu specialų įtvarą ties jūsų visą krūtinę ir atsargiai bandysiu uždėti specialų įtvarą, ar man tai pavyks padaryti. Gerai, iš dabar biškai palauk. Atsargiai. Netyčia. Stumdimo lovą, atsargiai dabar jums pakelsiu ir uždėsiu ant stumdomos lovos, ar man tai pavyks padaryti. Paimsiu dabar pabiškai stumsime iki rengenos. Čia viskas įma, dar Ne, mes rengeną einam daryti. Supratau. Kas ten buvo, sakė? Renginą daryti. Šiaip nemanau, kad jiem lūžė šonkauliai. Gerai, žiūrėjau, atsistumsiu kažko užduodu, paimsiu jūsų viršutinę kūno dalį, atsargiai uždėsiu ant rengenos stalą, pasimsiu jūsų patinę Tam tik kūno į dalį galvą ir atsargiai trenkė. uždėsiu ant jūsų rengenos stalą, man tai pavyks padaryti. Pasimsiu jūsų rengenio aparatą, atstatysiu ties jūsų visą kurį. Pasimsiu šiandien apol. Atsargiai dabar apdengsiu lytinius organus ir kažkiek organus, kur man įmanoma apdengti, kur yra jūsų šonkuliai nėra pažįsta, man tai pavyks padaryti. Bet tai kurva, kaip įdomu jiems
Gerai, pasižiūrėsiu jūsų riešą bei jūsų krūtinę, pasibėčiu, kad yra juvelyrinių papuošalų. Kaip perfekta. Jo. Nežinau. Grįžai batus nuomosiu, pasimsiu maišiukį iš vaisinėlės, tik ir šalą, ir jas reikia uždėsiu ant jūsų į batų dėlį, į maišelį. Tai dabar Benas kaip tik daro jo. Jo. Tai va šičia gal atvysė. O jeigu žmogus su manimi. Ir atsargiai dabar šiandien apkalnaimis, apmausiu iš jūsų botus, šiandien padės ankį. Rentgenas aparatas statys atgal vietą prie išjų. Atsargiai paimsiu visą jūsų kūną ir bandys atsargiai perkati lovą, man tai pavyktų padaryti. Gerai, atsargiai dabar į maišelį jūsų batus įdėsiu ant lovos krašto. Easy. Gerai, čia dabar bandysiu perkelti visą jūsų kūną ties operacinio stalo, man tai pavyktų padaryti. Gal įsistumsiu iš palatos. Biški ne toj vietoj pumpuojat. Pasimsiu jūsų pulso aparatą, atsargiai atsitempsiu lipdukus, atsargiai užkliuosiu ant jūsų krūtinės. Pasimsiu atitempti segiklį ir pasimsiu jūsų kairę ranką, vidurinį pirštų seks segiklį ir užmėsiu ant pulso aparato, ar jūsų pulsas būtų stabilus. Kosmosas. Čia greičiausiai yra nuo streso, nuo adrenalino. Gerai, dabar aš darysiu jūsų perštą šonkulių nuotrauką. Aš pastebėčiau, kad į kiek šonkulių ir būtent kokie šonkuliai yra pažįsti. Nu, matau, kad nieks nekūrena. Pastebėčiau, kokie šonkuliai yra pažįsti ir kaip jie yra pažįsti. Ar man reikėtų atstatyti jos, ar jie yra tik įskėlę? Gerai. Pasimsiu dabar lašelinį, sėdėsiu narkotinį maišelį, prisijungsiu iš langelio, pasimsiu kateterį be kitas medžiagų, atsistumsiu lašelinį šalia čia, užsikabinsiu narkotinį, pasimsiu dešinę ranką per surinkimo vietą, nudezinfekuosiu ir apžiūrėčiau ją, apsiverčiu, kad yra vena iššokusi. Gerai, iš vaistinėlės įsitrauksiu dabar dirželis ir žemiau jūsų dešinės peties užžeršiu dirželį. Dabar jei galite paspaudinėkit savo dešinę ranką kaip į krumplio, į kumščio poziciją. Ir dabar aš asmeniškai paimsiu į dabar jūsų ranką ir bandyt paspaudinėti kelis kartus. Man tai pavyktų padaryti. Gerai, dabar stebėdamas žiūrėsiu į jūsų riešą bei jūsų persirinkimo vietą, ar pasižiūrėčiau, kad jau viena šokasi. O kaip mano plaukai geriau pasakykit? Gerai, dirželį atsargiai nuimsiu, nueisiu prie jūsų kairės rankos. Žemiau peties užviršiu dabar peties dirželį, įsigai jūsų kairę ranką paspaudinėsiu į kumščio poziciją, stebėsiu į jūsų riešą bei jūsų surinkimo vietą, ar pasižiūrėčiau, kad viena šokasi. Pasižiūrėjau būtent kur, ant riešo ar ant surinkimo vietos. Gerai, atsargiai dar paspaudinėsiu, pasimsiu kitą ranką dezinfekuoti sarptelį, nudezinfekuosiu ir atsargiai bandysiu įstatyti kateterį į veną, man pavyktų padaryti. Pasimsiu lašelinę, stumsiu kitą pusę ir statysiu iš langelį, paimsiu, kad po biškį narkozė lašėtų į jūsų organizmą. Pasimsiu kateterį apkliuosiu 4 pliusiukais, kad jis tvirtai laikytus ir nuimsiu dirželį nuo jūsų pečių. Tuo tarpu, kad po biškį miksite, pasiruošiu planinės plokšteles, nusėsiu šalia savęs, pasiimsiu medicininį suktuką, medicininės užstas, atsistumsiu stumdymas spintelę, susitęsiu visus reikiamus įrankius operaciją, atsistumsiu stumdymas spintelę kuo arčiau jūs, pasiimsiu dabar šuklinę, atsargiai irgi pasisiu. Pasiimsiu dabar nuo spintelės, birželį praversiu jūsų akis, pasižiūrėsiu į jūsų vyždą, matyčiau, kad jie reaguoja, jau nebereaguoja. Gerai, biškį dabar padidinsiu dozę, bet po biškį greičiau lašė. Pasimsiu tuo tarpu, užsidėsiu naują medicininę kaukę. Nusmausiu senas pirštinas, apsaugai, serilės pirštinas. Senas pirštinas išmėsiu iš ištinę, atsargiai vėl praversiu jūsų akis su birželį, prašviesiu jūsų vyždą ir matyčiau, kad jau jūsų vyžį nebereaguotų. Reaguotų dar. Tuo tarpu pasimsiu dibinėlės ir dezinfekcinis, aš dibinėlį prie visų įrankių ir kiekvieną įrankį atsargiai įsipakosiu ir nusidezinfekuosiu, pasiruošiu operacijai, įsipakosiu daugumą adatėlių, į kiekvieną adatėlę prasiversiu po tripščičio siūlo, į kitas adatėlės įsiversiu medicininių siūlų ir dabar vėl atsargiai bandysiu praverti jūsų akis ir su birželį prašviesiu jūsų vyždą ir matyčiau, kad jūsų vyžį nebereaguotų. Gerai, atsargiai dabar paguldysiu jums tiesiai nugarą, nuimsiu specialų įtvarą ties jūsų krūtinę ir šonkulius, kur buvo uždėsi, man tai pavyktų padaryti.
Pasimsite skalpelį, atsargiai ties jūsų kairę pusę, kur yra šonkulį matosi įdubimas, atsargiai bandysiu įpjauti į odą bei vidinius audinius apie 20 cm nuo jūsų krūtinės einančiam link jūsų pilvo, man tai pavyktų padaryti. Man tai pavyktų padaryti. Pasimsiu skaitiklius, 3 atsargiai vieną skaitiklį dėsiu į apačią, kitą skaitiklį į viršų, vieną per vidurį ir bandysiu praplėsti visą jūsų ką tik įpjautą vietą. Ar man tai pavyktų praplėsti jūsų tą vietą įpjautą? Ar pavyktų man praplėsti tą vietą? Pasimsiu bastendais, statysiu kamerytę prisijungsiu prie televizorius ir pasikoreguosiu ties jūsų prapjautą vietą. Pasimsiu per kamerytę nustatysiu, kad labiau būtų pritraukti ir per televiziją pasižiūrėčiau, ar pastebėčiau pirmą šonkulį, kur yra pažeistas. Žinau, aš dabar bandau pastebėti, ar pastebėčiau per kamerytę, per televizorių, kur žiūriu. Pastebėčiau pirmą šonkulį. Ar per televizorių pastebėčiau kairėje pusėje pirmą šonkulį, kur yra įdubęs į vidų? Gerai, jis pasiims nuo spintelės medicinės reples, atsargiai žiūrėdamas per televizorių, įleisiu medicinės reples į jūsų organizmą ir bandysiu užčiupti už pirmą įdubusią šonkulį ir bandysiu po biškį jį atstatyti į jo vietą, ar man tai pavyktų. Pasiu vieną rankę laikydamas jūsų šonkulį pirmąją, pasiimsiu specialius įrankius ir bandysiu įsimatuoti siūlės dydį, kokį man reikėtų planinę plokštelę uždėti. Kokio dydžio? Gerai, pasimsiu specialiais įrankiais, atsimatuosiu 10 mm planinę plokštelę, atsargiai įsikirpiu. Pasimsiu pincetus, atsargiai su viena ranka, kur yra laisva, pasimsiu planinę plokštelę ir atsargiai bandysiu uždėti ant siūlės, ar man tai pavyktų padaryti. Pasimsiu dabar atsargiai vieną suktuką ir bandysiu įsukti į kiekvieną kampą po medicininį varžtą, man pavyktų įsukti. Pavyktų įsukti 4 kampuse. Gerai, atsargiai atleisiu pincetus ir atleisiu medicinines reples ir su pincetu pajudinsiu taip planinę plokštelę, ar kalas tvirtai jau laikosi. Pasimsiu pažiūrėsiu per televizorių, pasiviečiau antrą šonkulį, kur yra įdubęs. Gerai, pasimsiu medicinines reples, įsitysiu į stendą ir bandysiu atstatyti šonkulį atgal į jo buvimo vietą, man tai pavyktų padaryti. Stendą užtvirtinsiu, kad laikytų pastoviai, bandysiu įsimatuoti siūlės dydį, kokį planinę plokštelę man reikėtų pasidaryti. Pasiruošiu vėl įsipjausiu 10 mm specialiais įrankiais planinę plokštelę, su pincetais atsargiai užtiesiu ir su kita ranka bandysiu surasti kampus įsukti po medicininį varžtą, man tai pavyktų padaryti. Su pincetais pajudinsiu planinę plokštelę tvirtai laiko. Per televizorių bandysiu pažiūrėti, ar pastebėčiau